Nu ką, skambino iš Tailando, sako atvarykit. Nu negi priešinsimės, varom. Skrydį 2:10 ir dar vat lagai. Prašau, vienas mūsų lagaminas stovi. Ir manau netrauma. Maladėts. Gyvensim be drabužių Tailande. Tailandas, Bankok. Lagamino cėmė. Ir nėra to lagamino. Tai dabar nežinau, kas bus. Žiūrėsim. Lagamino negavom, užpildėm dokumentėlius. O ten kiek visko buvo. Visos atostogų aprangos. Maladėts. Nu ką, legiam su taksu jau. Maladėts čia. Lietaus sezonas, aišku, kaip be lietaus tada. Nu, išėjom pasivaikščiot po vakarinį Bankoką. Pasižiūrėt lyja, bet taip vos šilta, visai neblogai. Įdomiai. Kažkas tokio įdomesnio, kitokesnio nei Europa. Olekia. Žu tam Bankoke. Super duper. Ulele. Bet tai kas čia yra, aš nesuprantu. Kas čia yra? Eik tu savo. Kas čia per eilį? Kur jie čia visi laukia, net? Nieko nesuprantu, čia kažką už dyką dalina. Kas čia toksai? Mes dabar čia išsirinkinėjom, užsirašom ant lapelio ir paskui gausim staliuką. Tarp visų čia kažkur tai. Valgom pakaltos malę. Nes čia vienu žodžiu belenkoks 9 aukštų malas. Maladėts. Nu ką, jau gavom beveik visus patiekalus. Jautienos sriubelė. Vištiena. Čia ne vištiena. Vištiena čia. Ragaujam. Ką, privalgėm. Apsipirkom. Vaizdai neblogi aplinkui. Eisim namo. Nu ką, rytas prasideda. Saulė kyla. Einam iki baseinėlio. Viską. Aplaukiosim. Maloniai. Vaizdai aplinkui. Gan nerealūs. Ulele. Ir va, ryte kaip bėgiojau, vaikščiau, tai mačiau pilną. Jau nuo 6 ryto pradeda dirbti viskas. Valgyklos. Bet čia nesvarbu, ar valgyklos ar ne valgyklos, jie čia ant gatvės va sustoja, išsiema iš savęs ir valgo. Tai ne problema jiem. Ryte bebėgiojant mačiau, kad čia labai gražiai tai atvarima į Starbucksą išgert kavos, toks įdomus vaizdas į miestą. O, kavytė. Liuks. Nu, čia gatvės turgeliai, kur irgi viską pardavinėja įdomiai. Jo. Nu, įdomu. Ėjom vakare, čia buvo tuščia, nei vieno žmogaus. Nu, kažkokių labai įdomių mandarinų sulčių nusipirkom. Labai įdomus maistas visur čia. Dėliotas, nežinau, net kas čia yra tokie. O čia jau budistai laimina pardavėjus. Įdomiai. Dar liko laiko iki sekančios pramogos, tai plaukimo po upę. Dabar dar aišku plauksim kažkokiu kitu laivu. O paskui tik savo naktinį tą turą darysim.
dabar laukiam, tai va toks Bankokas. Visai greit plaukiam, bet pilnutėlis laivas. Nu ką, lekiam vėl. Sumokėjom 200 matų, dar nesumokėjom, bet mokėsim 200 matų. Žodžiu, čia toks biškė apgarystė, bet neįkabėjom. Prašau laivelis, vietos paruoštos. Su muzika. Išplaukiam, jau iš karto davė valgyt, tai jau visi supuolė valgyt. Kas dar turi noro, tas fotografuotis nuvarė greitai. O čia pats vaizdas. Gražus. Maištelį ragaujam. Lūpos turbūt jau raudonos nuo aštrumo. Aštriai strubinė buvo, bet viskas gerai. Jis neblogai. Galima valgyti. Iškai parplaukiam į savo krantą. Ir gal dar bandysim pasiekti. Dangoraižio 96 aukštą. Pažiūrėkime visiškai naktinį Bankoką, vaikam iš viršaus. Sakė, kad geriau vakarai žiūrėti Bankoką, tai eisim pasižiūrėti. Bilietukai jau rankose, apyrankės irgi. Bandysim varyti viršų. Jau. Dangoraižį varysim viršų. Ir opa. 76. 77 aukštai mūsų. Nu, žiūrėsim, kas čia bus. Fantastiškai, eik tu savo. O čia tai geras, Užkaliu aukščiau. Vaizdelė, eik tu savo, čia neaišku, ką žiūrėti iš tikrųjų. Visur gražu. Be galo. Gal to, kad daug šviesų gal. Bet šiaip neįprastas vaizdas akim. Nu vaizdelis. Laukinta upė atrodo visai čia pat buvo. Kaip gražu. Bandom vaikščiojimą stiklu. Iš tikrųjų dreba kai kada kojos, o kai kada ir nedreba, bet bandykim, ar ne vieną kartą. Bandym. Super vaizdelis, super jausmas. Nežinau, ar galėčiau dirbti aukštalipiu, bet visai klaidžiu. Įdomu. O čia jau viršūnė yra šitam. Geras. Nu ką, pažiūrėjom į Bankoką. Viršaus. Ir mūsų viešbučio baseinas prie pat.
Stogas čia pat. Bet vaizdas superinis. Einam žiūrėti, kas daugiau Bakmunkė naktį daros. Turbūt iš tos būdelės čia skambino, tai mes radom tą būdelę, kas skambino iš Tailando ir kvietė mus, nu neblogai čia pakvietė.